Sveiki, bičiuliai. Tokia situacija penktadienio proga. Atvažiuojame į Mažeikius, prieš tai susitarę su pardavėju, jog norime apsižiūrėti jo BMW, žodžiu, 5 serijos. Susitarėm viskas gerai, jo atvažiuokit, taip ir taip, susitarėm laiką, kad už valandos būsim, nes maždaug iš Šiaulių į Mažeikius apie valandą laiko. Atvažiuojam į vietą, skambinam pardavėjui. Sakom, tai kur tas automobilis, nematom čia kieme jo stovinčio niekur. Tai dabar čia žmona išvažiavo iki parduotuvės, pabrėšiu, parduotuvės. Tai žodžiu, tuoj grįž, luktelkit. Nu gerai, laukiam, praeina 25 minutės, niekas negrįžta. Skambinam vėl pardavėjui, sakom, tai kam reikalas, kur ta mašina. Tai čia žmona dabar, žodžiu, darbė užtruks, tai pabrėšiu, darbė, prieš tai buvo parduotuviai. Žodžiu, darbė užtruks čia, tai nežinau, atvažiuokit gal kitą dieną kažką tokio. Tai palauk, žmogau. Tai visų pirma, kam tu duodi automobilį žmonai kažkur važiuoti, jeigu susitari už valandos susitiks su žmonėm, kurie galimai tą automobilį pirks. Teisingai. Greičiausiai buvo toks bairis. Atvažiavom į vietą, per langą pardavėjas paprasčiausiai pamatė mano automobilį ir išsigando. Greičiausiai pardavinėja blogą automobilį ir bijo, kad bus paviešintas. Aišku, kolega mano irgi padarė klaidą, iškart neprisistatė. Nu, bet, kaip sakant, naujas darbuotojas, tai iš klaidų mokinasi. Atvažiavom į vietą, žodžiu, čia jisai nieko nebekelia, to ragelio. Nu, sakau, dar reikia palauk, kokį 10 minučių, sakau, ar nebus taip, kad žmona grįž. Jo, ką jūs manot, grįžta žmona. Pasižiūriu, tas pats BMW. Išlipa mergičkai iš mašinos, begom, deda į laiptinę, dingsta. Skambinam vėl pardavėjui, nu, tai va, jau mašina grįžo, gali nusileisti ir patikrinti. Skambinam pardavėjui, telefono niekas nebekelia. Nei žinutės atrašo, nei perskambina. Taip kad, bičiuliai, šitą skelbimą paviešinsiu nesąžiningi automobilių pardavėjai ir įmonės Facebook grupėje. Ten įkelsiu irgi šitą postą ir po to postų rasite skelbimo nuorodą. Kad, kaip sakant, neužpultumėt ant tokio žmogaus. Nes mano nuomonė, žodis yra žodis, ypač kai liečia vyrus. Jeigu pasakei, tai padaryk. Jeigu įsikalinėjai, tai turėk. Gražios visiems dienos. Jeigu pažiūrėjai šitą video, neužmiršk pasidalinti, paspausti laiką, pasiekti mano paskyras, jeigu dar to nesi padaręs, bei palikti komentarę savo nuomonę, ką tokiu atveju tu darytum.